Negalima sprendimų daryti žvelgiant į ateitį. Juos galima priimti tik remiantis praeitimi. Tad reikia tikėtis, kad ateityje viskas išsispręs. Kažkuo tikėti reikia. Savijauta, likimu, gyvenimu, karma, bet kuo. Nes tikėjimas, kad ateityje viskas išsispręs, suteiks pasitikėjimo pasikliauti širdimi. Net tada, kai jį gali išvesti iš gerai praminto kelio. Tai ir pakeis viską. Tavo laikas ribotas, tad nešvaistyk jo gyvendamas kažkieno kito gyvenimą. Nesileisk įkalinamas dogmos, kas reiškia gyvenimą pagal kitus. Neleisk pašalinių nuomonėms skandinti tavo vidinio balso. Turi atrasti tai, ką mėgsti. Ir tai tiesa tiek darbe ir antrosios pusės paieškose. Darbas užpildys didžiulę tavo gyvenimo dalį. Ir kad mėgautumėsi tuo, turi tikėti, kad tai tavo darbas. O kad tai padarytum, turi mėgti tai, ką darai. O jei dar neradai to, ieškok toliau, nesustok. Rask drąsos siekti savo širdį ir intuiciją. Keista, bet jie jau žino, kuo tu nori tapti iš tikrųjų. Bus ir pakilimų ir nuosmukio. Dauguma pasiduoda lengvai. Žinai, kokia galinga žmogaus dvasia? Nėra nieko panašaus į ją. Sunku nužudyti žmogaus dvasią. Kiekvienas gali jaustis gerai. Kai turi puikią sveikatą, sumokėtos jų sąskaitos, turi puikius santykius, tada bet kuris gali būti nusiteikęs pozityviai. Tada kiekvienas gali turėti puikią ateities viziją. Visi gali turėti tikėjimo, kad tai nutiks. Pagrindinis iššūkis tobulėti tiek psichologiškai, tiek fiziškai ir emocionaliai atsiranda, kai nepasiseka. Kad veiktum, reikia drąsos. Būti alkanam kovos, kai tave nugalėjo. Reikia drąsos, kad pradėtum iš naujo. Baimė žudo svajones. Baimė žudo viltį. Baimė paguldo žmonės į ligonines. Baimė sendina. Gali sulaikyti tave nuo darymo to, ką manai gali puikiai daryti, bet jį paralyžiuoja tave. Tavo jausmų pabaigoje nėra nieko. Bet kiekvieno principo pabaigoje yra pažadas. Už visų tavo jausmų nesislepia niekas, kaip tik dar daugiau jų. Bet už kiekvieno principo slepiasi pažadas. Ir daugelis jūsų dabar nesiekėt savo tikslų, nes esat susitelkę ties savo jausmais. Viskas vien dėl jausmų. Rodos nesijautrėti gerai. O kas jaučias? Kiekvieną dieną, atidėdamas savo svajones, gal net atidėti jas pusmečiui, o gal net visiems metams. Ta vienintelė diena, kai nusprendai nedaryti to. Viską nukėlė tokiam laikui, kurio net neįsivaizduoju. Neleisk emocijoms užvaldyti tavęs. Taip, mes emocionalūs, bet reikia tas emocijas suvaldyti. Jei to nepadarysi, šios naudosis tavim. Tu nori to ir pasieksi tai. Nesvarbu kas. Nebus lengva. Kai nori pasikeisti, nelengva. Bet tiesą pasakius, jei būtų lengva, tai galėtų padaryti visi. Bet jei esi tikras dėl to, atiduok visą save. Aš valdau situaciją. Neleisiu tam nugalėti manęs. Neleisiu tam sunaikinti manęs. Aš grįžtu. Ir dėl to aš būsiu geresnis ir stipresnis. Turi pasižadėti, kad tai yra, dėl ko tu kovoji. Kovoji dėl savo svajonių, minčių, sveikatos. Prisiimk atsakomybę už savo gyvenimą. Priimk tai, kur esi, ir prisiimk atsakomybę nugabenti save ten, kur nori. Gali nuspręsti, kad gyvensi taip, lyg kiekviena diena būtų paskutinė. Gyvenk su aistra. Užsivedimu. Nuspręsk, kad stumsi save pirmin, kad paskutinis tavo gyvenimo knygos skyrius dar neparašytas. Ir nesvarbu, kas nutiko vakar. Nesvarbu, kas tau nutiko. Svarbu, ką tu padarysi dėl to.
Šiais metais aš pasieksiu tą tikslą. Nebekalbėsiu apie tai. Aš galiu. Aš galiu. Įgarsinta motyvacija lietuviškai. Mano manimu, kiekvienam svarbus dalykas turi būti tai. Niekada nepasiduok, nesustok. Nes viskam yra atsakymas.